Dėl savo nuodėmingumo ir neklusnumo pas Dievą galime ateiti tik per jo sūnų. Jėzus Kristus atėjo į pasaulį, mirė ant kryžiaus kaip auka už mūsų nuodėmes. Jis prisiėmė mūsų nuodėmes, o kai mes priėmėme jį kaip gelbėtoją, jas atleido ir aprengė savo teisumu. Todėl dabar kiekvienas tikintysis turi Kristaus teisumą ir Dievo akyse yra teisus. Nors kartais nusidedame, esame teisūs. Dievo akyse esame apgaubti jo dvasia ir šventumu. Dėl to prie jo sosto galime prisiartinti drąsiai ir su pasitikėjimu. Na, dabar paskaitykime laiško Efeziečiams 3 skyriaus 11 ir 12 eilutes. Tai atitinka amžinąjį nutarimą įvykdytą mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. Jį tikėdami mes drąsiai ir su pasitikėjimu einame prie tėvo. Laiško Hebrajams 4 skyriuje nuo 13 iki 16 eilutės apaštalas Paulius rašo: Jam nėra jokių paslėptų kūrinių, bet visa yra gryna ir atidengta akims to, kuriam turėsime duoti apyskaitą. Mes turime didį vyriausiąjį kunigą, praėjusį pro dangus Dievo sūnų Jėzų, taigi tvirtai laikykimės tikėjimo išpažinimu. Mes juk turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, o kaip ir mes visaip gundytą, tačiau nenusidėjusi. Todėl visiškai pasitikėdami artinkimės prie malonės sosto, kad patirtume gailestingumą ir rastume malonę gauti pagalbą deramų laikų. Užduokime klausimą. Tad kas gali ateiti prie Dievo sosto? Kas gali prisiartinti prie visagalio Dievo? Tik tie, kurie nuplauti Jėzaus krauju. Tik tie, kas priėmė Jėzaus kryžių kaip išpirką už nuodėmes ir patikėjo juo kaip asmeniniu gelbėtoju. Vienintelis kelias pas Dievą Tėvą yra per jo sūnaus Jėzaus Kristaus kryžių. Pas Dievą ateiname prie jo sosto. Dėkui Dievui, kad ne prie teismo krasės, bet prie malonės sosto, kur galime atrasti gailestingumą ir pagalbą deramų laikų. Kelią pas dangiškąjį tėvą mums atvėrė didis vyriausiasis kunigas mūsų viešpats Jėzus Kristus. Dievas mus pakeitė, sutaikė su savimi, paskelbė nekaltais, įsivaikino ir paženklino pažadėtąją šventąją dvasią. Visa tai tapo prieinama tik dėl Jėzaus aukos ant kryžiaus. Tik per Jėzaus Kristaus mirtį prie paties gyvojo Dievo sosto ateiname drąsiai ir su pasitikėjimu. Tik Jėzaus mirtis atvėrė kelią pas Dievą. Vadinasi, savo prašymus maldoje galime išsakyti dėl to, kad bendraujame su Jėzumi. Jis mums atleido, apvalė ir aprengė savo teisumu. Tai leidžia mums stoti prieš šventąjį Dievą, kuris mus myli, girdi mūsų maldas ir jas atsako. Dėl bendravimo su Dievu, dėl Jėzaus sumokėtos kainos, kuri atveria mums kelią pas Tėvą, mes galime drąsiai melstis Jėzaus vardu. Trečia priežastis, kodėl meldžiamės Jėzaus vardu, yra ta, kad esame įgalioti. Esame atgimę iš aukštybės Dievo vaikai, išpirkti ir pašventinti, Dievo namiškiai ir, kaip sakoma Biblijoje, paveldėtojai kartu su Jėzumi Kristumi. Evangelijos pagal Joną 15 skyriaus 15 eilutėje skaitome, kad Jėzus pasakė:
Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką esu iš savo tėvo girdėjęs. Kai kas gali paklausti, kaip nuodėmingas žmogus gali prisiartinti prie švento Dievo. Tokią teisę ir įgaliojimus mums suteikė viešpats Jėzus Kristus. Evangelijos pagal Luką 18 skyriaus 1 eilutėje sakoma. Jėzus pasakė jiems palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Melsdamiesi Jėzaus vardu pripažįstame, kad tik Jis mums suteikė teisę artintis prie Tėvo. Dėl to pas Dievą ateiname ne kaip elgetos, bet kaip jo mylimi vaikai, gyvojo Dievo sūnus ir dukterys, didžių turtų paveldėtojai. Apie mūsų paveldą apaštalas Paulius laiške Efeziečiams 1 skyriaus 11 eilutėje rašo. Jame esame tapę paveldėtojais, iš anksto paskirti sutvarkymu to, kuris visa veikia pagal savo valios nutarimą. Tai mūsų paveldas. Pas Dievą ateiname drąsiai, su pasitikėjimu, nuolankiai, tikėdamiesi ir laukdami jo atsakymo į savo maldas, nes meldžiamės Jėzaus vardu. Dažnai save nuvertiname ir manome esą niekas. Jei Dievo malonė esate išgelbėtas, laikyti save nieku prilygsta jo įžeidimui. Pats Dievas sako, kad jis mus myli. Juk dėl mūsų jis pasiuntė savo viengimį sūnų už mūsų nuodėmes mirti ant kryžiaus. Dėl to negalite laikyti savęs nieku, nes Dievo akyse esate labai brangus, tik to nežinote. Kai tik suvoksite, kas esas, pulsite prieš Dievą ant kelių ir dėkosite už tokį įvertinimą, kokio tikrai neužsitarnavote. Ne vienas nesame vertas to, ką gavome iš Dievo. Jėzus pasakė, kad Tėvas mus myli taip kaip ir jį. Dievas pats suteikė mums teisę ir garbę vadinti jį tėvu. Jėzus suteikė teisę bei įgaliojimus kalbėti su dangiškuoju tėvu. Jei tai atimsite, nebebus jokio pagrindo, kuriuo remdamiesi galėtume artintis prie švento Dievo ir tikėtis jo atsakymo į maldas. Jei gyvename nuodėmėje, taip pat neturėtume tikėtis atsakymo į savo maldas. Na, o ateiti pas Dievą ir melstis turime pagal jo valią. Prašydamas pas Dievą Jėzaus vardu, visada pagalvokite, ar Jėzus, būdamas jūsų aplinkybėse, situacijoje ir aplinkoje, ir turėdamas jūsų reikmę ar troškimą, to prašytų tėvą. Kai kuriuose situacijose ir aplinkybėse žinome Dievo valią ir kaip pagal ją melstis. Tačiau bus situacijų ir aplinkybių, kai šito nežinosime. Mielas bičiuli, Dievas vis tiek įgyvendina savo valią net ir tuo met, kai jos nežinome. Jis mus pažįsta ir žino, kad norime žinoti jo valią. Jis pats gali ją atskleisti. Tačiau teis laikas, kai norint ją suprasti, reikės įdėti pastangų. Kad ir kaip bebūtų, jei esate klusnus Dievui, jo valia jūsų gyvenime būtinai išsipildys. Na, o Dievo valiai pažinti turime du jo duotus šaltinius. Pirma, tai Dievo žodis, Biblija. Vadovaudamiesi Dievo žodžiu, žinosime, ko melstis ir prašyti. Šventajame rašte viskas labai aiškiai surašyta. Tai gali būti ištrauka, kurioje aprašyta situacija bus beveik ta pati jūsiškiai, arba kelios eilutės, kuriuose kalbama apie tą patį, su kuo susidurėte ir jūs. Dievo žodis yra mūsų kasdienis vadovas.
Antra, mums duota šventoji dvasia. Evangelijos pagal Joną 16 skyriaus 13 eilutėje skaitome, kad Jėzus pasakė: kai ateis toji tiesos dvasia, ji ves jūs į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi įvykti. Taigi, jei patikėjote Jėzumi kaip savo gelbėtoju, šventoji dvasia ves jūs į tiesą ir pamokys, kaip gyventi ir kokius sprendimus priimti. Paklusę Dievui, priėmę jo valią, galėsite melstis Jėzaus vardu ir išsakyti savo troškimus. Be to pas tėvą ateiname nuolankiai, suvokdami savo priklausomybę nuo jo. Laiške Filipiečiams 4 skyriaus 19 eilutėje apaštalas Paulius rašo: o mano Dievas iš savo turtų gausos Kristuje Jėzuje šlovingai patenkins visas jūsų reikmes. 84 psalmės 12 eilutėje parašyta: juk viešpats Dievas yra ir saulė, ir skydas. Jis teikia malonę ir garbę. Viešpats nešykšti nieko tiems, kurie gyvena dorai elgdamiesi. Gyvenantys dorai nieko nestokos. Taigi, pas Dievą ateiname nuolankiai, suvokdami savo priklausomybę nuo jo visose savo gyvenimo srityse. Kartais dėl kai kurių dalykų nesimeldžiame, manydami, kad ir patys galime susitvarkyti. Tačiau Dievas nori, kad mūsų visas gyvenimas būtų malda. Laiške Filipiečiams 4 skyriaus 6 eilutėje apaštalas Paulius rašo: nieku per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymų su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Dievas trokšta, kad mūsų santykiai ir bendravimas su juo būtų tikri, gyvi ir nuoširdūs. Melsdamiesi Jėzaus vardu pripažįstame savo priklausomybę nuo Dievo, priimame jo valią ir parodome nuolankumą. Na, o kai taip yra, Dievas būtinai atsakys jūsų maldą. Kartais atsakymas gali ateiti iš karto, o kitą kartą gali tekti palaukti. Nesvarbu, kaip bebūtų, Dievas niekada jūsų prašymų neatmes. Jis jūs labai myli ir labai jumis rūpinasi. Jis gali suteikti jums žymiai daugiau, negu kad prašote ir įsivaizduojate. Jei prašėte vieno, galite gauti kur kas daugiau. Norėčiau paminėti dar vieną labai svarbų dalyką. Jėzaus vardas tai patikinimas, kad mūsų reikmė bus patenkinta. Dievas nekartą ragina prašyti. Jis pats suinteresuotas, kad išsipildytų jo valia. Vadinasi, turime prašyti pagal Dievo valią, suvokdami savo priklausomybę nuo jo, nes tai mums suteikia pasitikėjimo.